kraštui, savai žemei reikia meilės. Mylėti galima tik gerai pažįstant praeitį. Nepažįstant praeities, negalima kurti tvirtos ateities. Kraštotyrinis darbas. Tai darbas, kuris nėra labai materialiai ir iš tikrųjų nėra materialiai naudingas, bet jisai duoda šimteriopą, gal net galiu pasakyti tūkstanteliopą naudą. Tai yra dvasinė nauda. Teikis atsiųsti viešpatie šventosios dvasios dovanų, mūsų protui apšviesti ir sielos jėgoms sustiprinti. Palaimink mūsų tėvus, mokytojus ir tuos, kurie mus veda į gerą. Duok mums tvirtumą mokslą gerai išeiti. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Labai diena, mielieji. Iš tikrųjų, klausausi leidinio sudarytojų, širdis virpa, kojos dreba, iš džiaugsmo, kad tai galite padaryti jūs. Mūsų žmonė atkeliauja pas mus gerbiamas Povilas Šliauteris. Taigi irgi pažintis prasidėjo nuo mokyklos, galbūt jis nekartą yra sakęs, gerbiama Irena atsirado mokytoja dirbusi čia, iš mokyklos. Na ir dabar tie visi darbai, kurie dirbami kartu su bažnyčia, su mokykla, su seniūnyje, su bendruomenė. O tai, kad turime jaunimą, kad turime mokinius, ačiū jums, mėlieji, mes juos užauginome, mes juos turime, jie verti būti kužiečiais, jie yra kužiečiais, jie pilietiški. Žaliųjų laukų pasiilgau šaukiu, eik sugrįžk iš laukų, iš rasotų rugių, šaltas brėlis nakties, saulė ranka išties. Lapai rusės, viršinėlio ugnis, vėjas priešis ir neš, žalios svajonės. Kokie čia turėtų būti žodžiai jums už tą darbą, kurį jūs atlikote? Aš galvoju, kad jūs pačios, turbūt jūs jau žinote, kad jūs su savo darbais, su savo mintimis ir idėjomis prisidėti prie Gūdžių istorijos. Jūs jau pačios žinote, kad amžiams esate įrašytos knygos pirmame puslapyje. Tikrai mes neturime tokios dovanos, kurią galėtumėm jums padovanoti už tai, kiek skiriate laiko atimdamus jį iš savo. Aimaną grauti, nekaltink jų, nes dėl pavasarai atėjus, suri tuos kraštus, kurie jų lizdai savi. Kaip norėtųs jums palinkėti šiandien, kur esame, kad tos lizdus nepaliktume, o jei paliekame, kad jie vėl galėtume sugrįžti į savo žemę, kalbą, į savo namus. Vidury įsikūrė kružiai, kunigaikščių laikus menas žinom, čia žirgynas stovėjo kadais, kalba faktai istorijos svarbus, štai kodėl 3 ristūnai žirgai, puošė vėliavą mūsų ir gerbą, štai kodėl 3 ristūnai žirgai, puošė vėliavą mūsų ir gerbą. Į gimtuosius Gūdžius veda kelias, jau miestelį matai ant kalvos, būk pasveikintas mielas kampelį, žemės pėda brangios Lietuvos. Į gimtuosius Gūdžius veda kelias.